Mums įdomu, ką nusprendė vaikai, ar Ką ne? nusprendė vaikai, žinoma. Mylimiausiu aktoriumi tapo Giedrius Savickas. Mylimiausias aktorius Giedrius Savickas! Taip! Na, žinoma, Giedrius Savickas! kokia komedija, jeigu ten Čia. Giedrius, ar ne? Koks Švyturio arenoje, Klaipėdoje. Giedriu. Sveikinu, Giedriau! Tu tikrai to vertas. Dar kartą paplojam Giedriui. Giedriu, Ačiū labai. prašom, Labai, tikrai. prašom, tu žengtelk į priekį, viskas, eteris tavo. Aš taip jaudinuos tikrai, tai yra geriausias apdovanojimas mano gyvenime. Geresnio ir nebuvo, tikrai. Nes vaikai, ir šiandien aš, laimėti prieš Kakę Makę, tai yra didžiausias pasiekimas gyvenime. Tikrai. Tai ačiū Jums dar kartą labai ir, oi, aš atėjau be mamos, vaikų šventę, galiu įsitraukti Maikės marškinius, nesusikišti viską, žinai. Tu kažką atneši mums? Ne. Kodėl? Aš atnešiau žinią, aš noriu visų vaikų paprašyti. Vaikai, aš Jūsų labai prašau visų. Jūs turite visą laiką kišenėje va tokį dalyką. Ir jis nėra tik tai tam, kad žiūrėt TikTok, nes jeigu žiūrėsi TikTok, TikToks gyvenimas ir bus. Bet čia yra ir kamera, ir galima scenarijus kurti, ir galima filmuoti, ir galima būti režisierium, ir galima būti aktoriu. Būkit geri, kurkit ir susitiksim aikšteliai. Viskas. Giedriu, tu matei? Mes čia su Dalia darėm tokį žaidimą, kur kojines mėtėm. Galim padaryti, pradėti čia nuo Švyturio arenos, galim į tą dėžutę tokią surinkti visus telefonus, išmesti ir šiaip visi be telefonų išeina. Jo, bet telefonas yra geras dalykas. Geras Kaip tu jį panaudosi? Kaip Būtent. Teisingai. Už kūrybą. Ir noriu pasakyti visiems televizijos vaikams, kas dabar žiūrit, šiandien yra vaikų šventė ir neikit mėgoti, tėveliam linkėjimai, viso gero. Ačiū labai, Giedrius Savickas, mylimiausias 2025 metų vaikų aktorius.